Šiandien mes vėl kalbamės karalienėse ir turiu klausimą, kuris galbūt yra aktualus, daugumai moterų. Ką daryti, jeigu aš esu vieniša, turiu visą buitį, turiu viskuo pasirūpinti, ar ne? Tai kaip suderinti tą moteriškumą, tą pasyvią energiją savyje ir kaip ją auginti savyje, ar ne? Kaip ją puoselėti su ta aktyviaja energija, į kurią mes galbūt esame net įpratusios atsiremti ir iš jos gyventi, būti iš vyriškos energijos, eiti į gyvenimą, ar ne? Spręsti dalykus per vyrišką energiją. Tai pirmiausia ir yra, kad man kažko labai stipriai keisti savo aplinkoje arba išorėje kaip moteriai nereikia. Jeigu aš ir taip patiriu stresą ir streso būsenoje visada moteris natūraliai pereina į aktyviąją energiją, tai yra į vyriškumą, nes tai yra jos apsaugos mechanizmas, būk stipri, viską įvertink, išgyvenk ir dar apsaugok, jeigu turi kažkokius artimuosius, ar ne? Tai jeigu mes einam į moteriškumą, tai tikrai tai nėra susiję su kažkokių aplinkybių keitimu išoriškai. Tai pirmiausia yra visiškai vidinis procesas. Ir tas vidinis procesas prasideda mūsų galvoje ir mūsų širdyje. Kai aš pradedu suprasti, kas yra ta moteriška energija, kai pradedu ją praktiškai panaudoti savo vidumi, klausinėdama, lygindama, ar ne, kur aš elgiuosi taip ir ką tai reikštų, jeigu aš pabandyčiau įsivaizduoti tą situaciją per moterišką energiją, ar ne, per tą pasyvumą, kaip aš galėčiau gauti, nes ta pati moteris, kuri uždavė šitą klausimą, pasidalino, kad gavo finansiškai naudą ir vienoj vietoje, ir kitoj vietoje, ar ne, ir pritraukia gausą. Tai taip moteris, kuri nori pradėti gyventi iš moteriškos energijos, ji pirmiausia turi vidinius procesus keisti ir supratimą, suvokimą, ar ne, atpažinti, kas yra moteriška energija, kas yra moteriškumas. Pirmiausia proto lygmeniu, paskui tai leidžiasi į širdies suvokimą, pajautimą paskui visų kūnų ir galiausiai išeina į išorę, kai aš galiu net priimti sprendimą jau su kitokia energija. Jau aš veikiu visiškai pagal kitą principą. Jeigu aš veikiau iš to, kad man būtinai reikia užkalti pinigus, būtinai reikia apsaugoti save visą kitą, aš pradedu galvoti, gerai, aš dabar turiu tokias aplinkybės, kad man reikia finansų. Aš kitaip negaliu, aš esu viena, aš turiu pasirūpinti savim, savo buitim, savo aplinką, galbūt netgi vaikais. Tačiau pagal moteriškumo principus mano santykis su pinigais yra šiek tiek kitoks. Vyras eina, juos uždirba, užkala, užsitarnauja, moteris pritraukia gausą. Ir vat kaip ar ne dalinaisi, kad, žiūrėk, aš galvojau, kaip čia tiesiog atsisveikinti su vienu daiktu, man net sako, aš sumokėsiu pinigus, ar ne, ir aš gaunu už tą daiktą pinigus, kai galvojau, kad, man reikia tiesiog su juo atsisveikinti, kad apsivalyčiau savo erdvę ir visą kitą. Ir taip vyksta, kai aš vis labiau einu per praktikas, per meilę savo, ar ne, per keletą akimirkų skirtų savo, per keletą tikslingų klausimų užduotų savo, kas susiję su moteriškumo ugdymu ir auginimu savyje, tai mes taip ir žadinam. Tačiau tai tik paskutiniai žingsniai yra, kai aš kažką išeinu į aplinką ir keičiu, bet tai jau gaunasi instinktyviai. O mums taip ir atrodo, jeigu dabar turėsiu gyventi kitaip, tai jau ir turėsiu gyventi kitaip. Tai ne, čia reiškia, kad aš vis dar galvoju, ar ne, iš aktyvios energijos, tai yra vyriškumo, kad aš dabar turiu kažką keisti. Moteriškumo procesas, ugdymas savyje, tai yra tik vidiniai pirmiausia procesai. Ir paskui jie natūraliai išeina į išorę. Tai vat, tas moteriškumo įgalinimas, jo tos energijos prisijaukinimas savyje pirmiausiai vyksta mano mintise.
aha, kas tas moteriškumas, ar aš norėčiau, ar jaučiu, kad mano ląstelės vibruoja į tą informaciją, kurią aš girdžiu apie moteriškumą, ar man tai patiktų, kaip tai atrodytų, aš tada pradedu klausti, aha, pirmiausia apie norus, apie viziją, gerai, tai ką reiškia būti ta magnetinė moterim, ko aš norėčiau, nesgi kai mes pradedam klausti, ko aš norėčiau savęs, o niekada neklausiau, nes gyvenau iš vyriškos energijos, vadinasi, visada klausiau, ko reikia, ką man reikia padaryti, ką aš privalau padaryti, ar ne? Tai tas pats pirmasis klausimas, nieko nekeičiant išoriškai, jau sukelia šiek tiek streso, nes jis yra visiškai iš kitos perspektyvos, tiksliau iš kitos energijos. Tai vat, moteriai dar kartą užakcentuoju, ar ne, kai jinai yra viena, tai nėra apie aplinkybių iškart kažkokį drastišką keitimą savo išorėje. Tai yra visiškas vidinis procesas, kuris išsiskleis ir mums nereikia jo labai stipriai stengtis kontroliuoti arba keisti. Aš esu ta, kuri neturiu kantrybės, nemėgstu laukti. Ir per savo visas patirtis pastebėjau, kiek aš stengiuosi paspausti dalykus, tiek aš gaunu per nagus. Nes visi procesai turi savo laiko tėkmę, savo laiko atkarpą. Ir čia irgi yra moteriškumas, kai tu supranti, kai tu jauti, kad kartais reikia atlikti veiksmą, o kartais reikia stabtelti, palaukti.